Sveiki, yra penktadienis ir baigėsi mano sportai ir labai norėjau visą savaitę išvažiuoti kažkur į gamtą. Ir išvažiavom ir ten gal net vaivorykštė kažkur matosi, nejaučiu kamerą nesimato. Gal matosi visgi. Ir man reikėtų kažkaip nenugriūti, nes aš sugebėjau vieną kartą nupulti lipdama nuo keliuko, nes padėjau koją, ten buvo akmuo paplautas ir tas akmuo nuslydo ir aš nuslydau. Ir kažkaip ranka rėmiaus, tai labai nefainai. Tai va. Ir žodžiu, einam čia kažkur Dūkštų pažintiniam take. Aš, man atrodo, čia kažkada esu buvusi. Ir visą savaitę, kadangi norėjau, tai kol išsikrapštėm kulką. Tai va. Ir einam žiūrėti, kas čia yra. Ir kažkodėl man labai keistai mane. Ten yra Brigita. Ei. Tai va, einam ieškoti ko nors, nežinau. Iš tikrųjų, temsta už mažiau nei valandos, tai labai nei toli, nei kažką nenueisim. Tai va, o kaip jūs leidžiat penktadienį? Aš su sportu ir dar su pasivaikščiojimu. Šiandien bus prižingsniuota taip normaliai. Ir tikiuosi, kad ranka, kurią aš atsirėmiau, viskas bus gerai. Ir mes gelbėjom sraigės, nes jų labai daug. Į kitą pusę. Į kitą pusę. Jo. Tai va. Einam toliau. Man visada yra liūdna, kai pamatai va tokius pastatus ir iš tikrųjų, kai yra apleista ir nežinau, kažkodėl toksai liūdesys apima. Aišku, čia gal normalu yra, nes kažkada kažkas tampa apleista, bet tiesiog ten jau yra įgriuvę, o ten va, iš kitos pusės uždaryta. Sakė, senas tas vandens malūnas buvo, bet čia nieko nebelikė, bet viskas apžėlė, tik tai takelis. Ir prieš tai ten vienoje vietoje, dabar gal nepafilmavau, buvo taip, kad tenai vienoje vietoje, kur tu eini tiesiai ir iš karto šlaidas ir jokio takelio žemyn, nepažymėta, kad gali nukristi, o kitoje vietoje, kur aišku, kad gali nukristi, pažymėta. Tai taip įdomiai. Geras ir blogas. A? Vieni sako, kad geras, kiti, kad blogas, bet miškelais tai gyvename, jam netrukdom. Bet kokiu greičiu jisai juda. Šitas daug pradėsim nuojoti šitą kitą. Žodžiu, labai keista rasti tokio tipo tiltą. Toks svetimkūnis gamtoj, laukiniai galima sakyti. Ir labai kažkaip keistai padaryti, aš tikiuosi, kad čia jis dar nebaigtas, nes eini tikrai ir čia slidu, ir ten. Tai turėtų būti kažkokie tai, kaip čia, užkirtimai kažkokie. Groblėtumai, nes čia po lietaus tai mes vos nečiuožim. Dar koks lapas, jeigu nukris rudenį, tai čia iš viso čiuožykla. Bet gal ir gerai, su rogutėm ir varaitim kur nors. Tai va, žygiuojam toliau į miško glūdumą. Šiandien yra šeštadienis ir mes lekiam prie ežero su palapinėm, su žodžiu visu kuo. Nebuvę tokioj vietoj, man atrodo, kokius kelis metus. kokius 4 kaip minimum, jeigu nedaugiau. Tai
Jo, man atrodo kažkaip, kad 4, gal net ir 5. Tai va, tai bus įdomu, nes čia važiuojam, prieš tai buvom žmonių tokioj, sakykime, pas žmonės jų pasidarytoje pakrantėje, dabar važiuojam į tikrą poilsiavietę. Tai tikroji poilsiavietė iš viso nesu niekada buvusi, va taip, kad su palapinėm ir panašiai. Tai nežinau, galėsiu, negalėsiu kažką parodyti, tai jeigu galėsiu, tai parodysiu, negalėsiu, tai neparodysiu, ta prasme, nu bent kažką gal pavyks užfiksuoti. Ir paskui pasidalinsiu vietą, jeigu patiko ar nepatiko. Nors mes būsim ne vieni, jau yra atvažiavusių mūsų kompanijos žmonių, tai jie labai patenkinti. Tai va, tikiuosi, kad ir mums patiks. Tik tai, kad čia važiuojam kelias ir aš sėdžiu siubuoju į kairę į dešinę. Tai va, tai žodžiu, ten hebrytė sėdi, linksmanas. Ramiai neišeina niekaip, bet čia turbūt viskas sako. Tai va, tai kol kas atsisveikinu, prisijungsiu greitai ir parodysiu, ką pamatysiu. žodžiu, yra rytas, mes jau pernakvojom, tai šiaip yra iš tikrųjų 8 lygiai. Tai kad tokiam ankstume atsikelti, tai čia yra wow, bet kažkaip gamtoj man ilgai nesimiega, tai viena. Antra, aš ten nefilmuoju prie namelių, todėl kad yra palapinė prie palapinės ir nuolat yra svetimų žmonių ir, žodžiu, ta prasme visada papuls į kadrą kažkas tas, kas neturėtų patekti. Ir šalia mūsų palapinės buvo
kita palapinė, kurioje žmogus labai knarkė visą naktį, o aš knarkimus žiauriai jautri, tai aš prabudau kokį 1050 kartų. Ir žodžiu, ir dabar tokia biškiai plaukianti dar. Tai va, tai atėjau aš ant lieptelio, tai čia yra vienas lieptelis, ten kažkur yra antras. Ir žodžiu, čia nardo šiaip vakare, bet aš geriau kavos, tai ramybė nėra pabūti. Tas ramybės nelabai stipriai daugavosi, kadangi tai iškėlinėjo valtį, tai žvejai, tai dar kažkas čia buvo, tai žmonės juda. Tai va, ir dabar filmuoti tikriausiai niekas už nugaros neteina, nes aš nematau labai blizga vanduo ir vėl apsišarosiu. O šiaip bendrai kaip vertinu šitą poilsį, tai iš tikrųjų norėčiau daugiau atvažiuoti ilgiau, nes visai fainu, vakar žaidėm ir badmintoną, ir tinklinį, aišku, aš tinklininkė, tai tokia šeips. Bet badmintonas tai visai patiko ir turim tas šviečiančias musytės. Tik jau jinai bežaidžiant tiesiog rovė, tai naktį nematant žaisti, nelabai kažkaip gavosi, bet kol jinai švietė, tai buvo labai įdomu. Aš žaidžiu jau ne pirmą kartą, taip, tai žodžiu, va taip. Tai va, o kas šiaip, nežinau, krantas faina, šeimininkė faina, baidarės vakaras su mamam, dar paplaukėm valandą čia aplinkui visi, tai ir kažkiek smagiai, taip, žodžiu, viskas kaip ir gerai, fainai, biškiai atitrūkom pailsėjom, o šiandien namo, dukra išvažiuoja į stovyklą ir milijonas darbų. Tai va, ir viskas ir grįžtam į darbus ir į paprastą, normalią rutiną. Tai va, tai turbūt tiek, dar beje, aš gal nuorodą paliksiu komentaruose, kokia čia yra stovyklavietė. Čia, jeigu gerai prisimenu, yra stovyklavietė Saulėtekis, ar tai kempingas Saulėtekis yra prie Snaigino ežero, kažkur Lazdijų rajone, berods. Tai va, tai žodžiu, tikrai labai rekomenduoju, nes vakare buvo ramu, nes pernai, žodžiu, buvo irgi kompanija, mes nevažiavom, bet pasakojo, kad buvo labai triukšminga vieta, bet aišku, čia gal nuo žmonių priklauso, arba čia gal taisyklės kažkokios yra ir panašiai. Tai va, ir buvo daug, buvo daug žmonių ir kažkas leido garsiai muziką, kažkas labai garsiai bendravo, čia kažkaip taip buvo tikrai labai daug žmonių, bet visi kažkaip savo ratelius ir taip labai kompaktiškai, labai ramiai ir labai viskas gerai, niekas niekam netrukdė. Tai va, tai čia ir užbaigsiu, kol visai neužsišaruoju, nes saulė išlindo nuo vandens blyksniai, žodžiu.